Palauk, neskubėk išeiti, aš turiu tau klausimą, kas bendro yra tarp Hesburgerio, McDonald'o ir burbi. Kol tu suki galvą bandydamas atrasti teisingą atsakymą, mes su sūnum keliaujame į Kalniečių parkelį, kur atliksime šiokį tokį eksperimentą. O mūsų eksperimente dalyvaus jau minėtos maitinimo įstaigos Hesburgeris, McDonald'as ir burbi. O norėdamas pamaitinti po mokyklos pralkusį sūnų, eksperimentą jam pasiūliau pradėti nuo vištienos. Jei McDonald'o vištienos gabaliukai iš bėdos dar buvo valgomi, tai Hesburgerio vištienos gabaliukai labiau priminė žuvies pirštelius nei vištieną. Tad geriau aš jau sumoku keliais eurais daugiau ir valgau burbi vištienos filė paniruotėje. Nestabdomi hebrytė ir einame testuoti mėsainių, bet geriau pagalvojus, mėsainiais čia visų vadinti net negalima. Jei McDonald'o legendinį vien dėl jo išvaizdas, ne dėl skonio dar būtų galima vadinti mėsainių, tai Hesburgerio dvigubą man net būtų gėda vadinti sumuštiniu. Sūnus atsikandęs kąsnį McDonald'o legendinio ir atsisakęs valgyti Hesburgerio dvigubą, pasirinko valgyti burbi populiarųjį. Ir jis pasirinko teisingai, nes geriau valgyti ką tik pagamintą maistą nei šildytus pusfabrikačius. O atšalusiomis bulvytėmis pamaitinti paukščiai padėjo tašką šiame eksperimente, tad jei nesi žuvėdra, rinkis atsakingai, ką valgysi.